Va, vaikelis. Per šoną vandenukas pribėgo visur. Ai, kelnės pribėgo. Sveiki visi, esu prie Minijos ir šiandien pradėsiu savo iššūkį. Mano iššūkis 100 km su baidare per vieną parą. Tai žiūrėsim, kaip man seksis. Saulytė jau kyla, baidarė paruošta ir pradedu savo iššūkį. Nu ką, prasideda srovė, prasideda upė. Pirmieji kilometrai tokie ramus, paukščiukai čiulba, gulbės praskrido. Ir tokie visai smagos. Nu ir aišku, medžių yra. Miški privirtusių, tai juos reikia sekti. Reikia žiūrėti. Srovė nėra labai didelė. Viskas taip ramiai, gražiai. Turi minusiuką, kur nėra saulės, tai jaučiasi švarbumas. Va, pirmas matas varveklį ant mano pirštinių. Tai dar tos šilumos trūksta. Nors kai irkluoji, turiu pasidėjęs paminkštinimą, tai pačiam nėra šalta. Priplaukiam atodangą. Atsimenu, prieš 2 metus, tai čia kažkur ant posūkio miegojo, plaukdamas Minijos upe. Jo, nuplaukti pirmi 5 kilometrai ir užtruko beveik valandą laiko. Tai visai, manau, neblogas rezultatas, nes pradžioj nebuvo didelė srovė, dabar srovė kartais padidėja, kartais tokia rami. Bet jau jaučiasi srovėtai. Upė išplatėjo ir nebėra srovės, tai reikia irkluoti. Upė įgavo pagreitį. O mes jau nuplaukėm 10 kilometrų. Akmenys. Buvau sustojęs pailsėti, tai pirmi 5 kilometrai tai biškį nedžiugino. Palei tą, jeigu valandą 5 kilometrus, tai būtų buvę 20 valandą būčiau užtraukęs, nežiūrint į nuovargį, kaip tamsoj sektus plaukti. Tai dabar 10 kilometrų užtruko 1,5 valandas ir jau biškį optimistiškesnės prognozės, tai išeitų kokia 15 valandų. Žiūrėsim, kaip toliau srovė dirbs, biškį yra vėjukas, tai žiūrėsim, kaip čia suguls viskas. Turim dar vieną atodangą.
Kas čia saulė nugarytė šviečia, bet iš priekio matos atodanga. Vaikelis. Per šoną vandenukas pribėgo visur. Ai, kelnės pribėgo. Kažkaip aš čia atsipalaidavau. Tai kai jau davė į šoną bangelę man, tai jau taip užsikamšęs esu aplinkui viską užsikamšęs. Bet čia per šoną va. Kai davė, tai į kelnes, oi, tai visas lynas dava šlapės. Turiu ne peršlampamos kelnes, bet kažkaip staigiai į viršų pavažiavo ir nuėjo viskas į klyną. Priplaukėm Žemsodį, kas čia per slenksčiai akmenai. Da, čia reikia biškį pasimonit. Puh, o kur aš? Čia bandom prašau. Oho. Atvilkau. Yes. Atvilkau. Sustojau Mardosose prie Žemsodos, jau nuplaukiau 22 km/h, nu į beveik 4 valandas, tai kol čia pailsėsiu bus 4 valandas. Tai čia yra Žemsoda, čia yra poilsiniai nameliai, tai sustojo šeimininkė tiksliau prie iš pradžių šuo pradėjo ant manęs skalyti, skalikas, lietuviškas, sako, nebijok, uodega vizgina, viskas gerai. Nu, tai biškelį pabendravom, šuniukui daviau biškelį užkasti avižinio sausainuko, tai viskas smagiai. Nu, pasiūlė kavos, tai sakau, ne, manęs laukia didelis iššūkis, nenoriu aš atsipalaiduoti, tai ačiū už svetingumą šeimininkiai, bet aš užkandu trumpai ir lėkiu toliau. Nu, ateik, neturėš tau nieko daugiau. Nu, pavalgėm, užkrimtom, gamtinius reikalus atlikom, galim po biškelį judėti toliau. Keturias valandas jau kely, judam toliau. Nu, žiūrim, kur čia plaukiam. Šiaip minija pakankamai rami paskutiniu momentu. Tai čia tokių pasiaurėja, medis koks užvirtęs. Tai taip labai ramiai plauki ir biški jau toks užmigęs buvau. Tai tiek menukai biški pažadina, žiūri, kai jau pareina kliūtis į tokią rimtą. Tada pradedi graibštytis, kur čia pramaut per tas akmenis. Priplaukiam Bakutovienas,
bandom išlipti, jei pavyks. Kažkaip nesėkmingai čia. Tas išlipimas toks tyžo koja, slydau. Čiut į vandenį neįkritau, 2 kartus irklą pamečiau, puoliau griebti. Suvargau aš čia biškelį. Turim pusę 1 valandos ir jau trečdalis kelio įveikta. Jau 33 kilometrai. Nu, tai dar 11 valandų. Tai kada aš čia baigsiu apie 12 valandą. Tai jeigu tempas nesikeis, srovė nesikeis, tai 11-12 valandą. Turim pažiūrėti. Oi, prisimenus tą stovyklavietę. Aš čia nakvojau. Biški mėsmalė, kur čia mes įstoti? Reikia iš tą mėsmalės. Užkandam sūrę. Saulutė užšiltino, arkės keičtis tai kelią. Turiu beveik 40 km. Pasiekiau Narvaišus. Tai visai normaliai. Čia bandom plaukti. Iškart į srovę. Aina! Oho, kokia stodanga. Nu, visai nemaža. Šitokio statumo. Oho. Priplaukėme kelią Plungė Kretinga ir šitas kelias veda ant Kartenos ir dabar tuoj prasidės Dyburių vingis, Salantų nacionalinis parkas ir prasidės veiksmas. Tai šito veiksmo aš laukiau. Turim 5 kilometrus. Praplaukėm Dyburių ženklą. Ir ką jis rodo kažką tai.
Sustojau Peceliuose, biškelį užkasti, nuplaukta 52 km ir užtrukau beveik 9 valandas. Tai kol užkasiu bus 9 valandos, tai prognozės vėl koreguojas, kad tarp 12 ir 1 turėčiau pabaigti tokiais tempais. Tai biškiai apmažėjusi srovė, prieš 1,5 savaitės plaukiau, čia buvo daug stipresnė srovė, tai srovė apmažėjusi yra. Aišku, skalbyklų yra, skalbia, akmenų daug, kai kur norisi užsėsti. Bet kažkaip pavyksta prašokti, tai nieko nebuvau pastaigęs. Ką, biškį užkandau. Saulytė buvo pasislėpus, tai taip tiesų pasidarė. Tai naktį rodo šalnas. Reik susikaupt, sutelkt dėmesį į upę. Dauginčių pilalė, 102 km, varom. Jau dabar tokių slengstukų nebeliko, bet upė susiaurėjo ir srovė didelė. Tai labai smagiai plaukėsi, pasigauni srovę ir leki. Kaip su taksu. Eina. Jau turim ir 60 km. Tai viskas eina puikiai. Bet tamsoj vis tiek reikės plaukti. Nepabėgs nuo tamsos niekur. Saulutė išlinda iš Žvingio. Į ką, jau netoli Karteno. Jau visai nedaug tai liko. Ką, po tiltu viskas, užkandau, susitvarkėm, praplaukėm jau 70 km, tai čia jau 2/3, turim valandų 7, tai dar 2 valandas, 8 po 8 temsta, dar 2 valandas, taip gal pratempsiu, o paskui reikia šviesas dėti, tai dar kažkaip galvoju, kad ir kaip gerai sektųsi 4 valandas kaip minimum sutauksiu iki 11. Tai tarp 11 ir 12. Dabar jau matos už manęs Kartenos piliakalnis.
turim pusę 8 vakaro ir jau turim 75 kilus, tai 3/4. Yeah. Aštuoniasdešimt kilometrų. Yes. Po 8:16 dar šviesu. Yes. Turim pusę 9, temsta, paukščiukai čiulba, oras vėsta, pirštukai šąla. Nu ir dar biškį plaukiu, kol matau. Buvęs malūnas. Čia atsimenu, prieš porą metų prisėmiau, gavau gerą bangą į vidų gavau. Nu, žiūrėsim, kaip dabar seksis. Priplaukiam Ragoviškių tiltą. Aštuoniasdešimt 5 kilometrai. Yeah. Varom toliau. Yeah, pagaliau turim 90. Yeah. Turim 10 valandų ir turim 90 kilometrų. Liko 10. Devyšim 8 kilometrai ir užgesa vienas prožektorius, užgesa kitas, tai dabar tik su galvos lempa plaukiu. Tai matomumas ribotas. Nu, kažkas gausis. Trys lempas numirė,
liko paskutinė ketvirta. Ir turim 100. Tai laukiu, mačiau stovyklavietę, kaip tik ant 100. Tai kempu lauk baidarį, o rytoj jau žiūrėsim. Viskas padaryta. 100 kilometrų yra. Dabar sustoju netoli Žvelsienų. Čia yra kelias netoli. Tai dabar einu statyti palapinės, išmiegu ir iš ryto prašysiu, kad kas nors parvežta. Tai ką, pavyko iššūkis. Iššūkis padarytas. Paskutiniai 10 kilometrų buvo, oi, kokie sunkus, kaip sunkiai sekėsi. Skaudėjo ir rankas ir viską buvo sunku plaukti tamsoj. Iš pradžių vienas prožektorius numirė, paskui antras. Tada tik su galvos lempa apgraibom plaukiau. Tai po biškį plaukiau, vitas numirė. Gerai, kad dar vieną turėjau galvos lempą, tai jau su paskutiniu pavyko, todėl neplaukiu niekur toliau, lygiai 100 ir viskas. Tai manęs dar laukia pastatyti palapinę, reikia užkast kažką. Tai ką, tai jeigu patiko, spaudžiam laiką, komentuojam ir laukiam naujų iššūkių. Iki.